kartą nuostabiame Joniškio krašte. O nesakysiu, čia intriga. Taip mes čia vieninteliai žiemgaliai paėmė šitą šiaurės kraštą. Draugiška Lietuva. Pirmadienį 19:30 per LRT televiziją. Tartis taip ir sako, mums nereikia važiuoti į pasaulį, nes pasaulis pas mus atvažiuoja. Padėkos, vilties ir bendrystės šventė. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų. Žolinės atlaidai Pivašiūnuose. Šventų mišių tiesioginė transliacija rugpjūčio 15 dieną, šeštadienį, 12 valandą per LRT televiziją. Senos trobos, stubos, gryčios ir nauji jų šeimininkai. Praleiskime vasaros vakarus kartu. Atgyjančios sodybos šeštadieniais 17 val. Per LRT. LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai, ryški kylanti grupė Vakaris Mirė. Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio. Ne savo norų. Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi tokie susimąstę. Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT. Sekmadienio popietėmis per LRT+. Laikas visai šeimai. Drąsi mergaitė, kurios svajonių nesustabdys griežtos vaikų namų taisyklės. Serialas Yeti Feve. Ir beprotiški nuotykiai, įkvepiančios istorijos bei magiški stebuklai. Filmai dideliems ir mažiems. Žiūrėkite visi kartu. Sekmadienio popietėmis per LRT+. Gana, Toni, lipk į automobilį. Turtinga ir įtakinga šeima, kurią griauna valdžios ir turtų troškimas. Kol vieni tiki garbe, kiti rezga apgavysčių ir melo pinklas. Meilė ir intrigos seriale Palikimas. Darbo dienomis 18:30 per LRT+. Daugiau serialų LRT Epikoje. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasirengęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.